Kas yra miško maudynės? Miško maudynės – tai Japonijoje atrasta sveikatinimo praktika gamtoje. Tai nėra paprastas pasivaikščiojimas ar žygis pėsčiomis. Miško maudynės – tai gilesnė miško patirtis, pasinerimas į miško atmosferą visais pojūčiais, naudojant sensorinius dėmesingumo pratimus. Tai tarsi aktyvi meditacija, kurios metu užuodžiame kvapus, liečiame, klausomės miško garsų ir dalijame savo patirtimi. Sąmoningai praleidus 2 valandas miške, teigiamas poveikis organizmui išlieka visą savaitę. Kaip miškas gydo? Kai leidžiame laiką gamtoje, mūsų organizmas iš medžių pasisavina eterinius aliejus, kurie padeda stiprinti imuninę sistemą. Tyrimai rodo, kad miško maudynių praktikos gali sumažinti kraujospūdį, pagerinti miego kokybę, sumažinti streso lygį ir širdies ligų riziką. Negatyvieji jonai. Elektros dalelės, esančios miško ore, subalansuoja mūsų magnetinį lauką, nes mes gyvename šiuolaikinėje aplinkoje, kurioje elektroniniai prietaisai sukuria per daug teigiamų jonų. Tyrimai taip pat rodo, kad jaunimui, kuris laiką leidžia natūralioje lauko aplinkoje, sumažėja dėmesio nuovargis, o jaunuoliams, kuriems diagnozuotas dėmesio trūkumo ir hiperaktyvumo sindromas, šie simptomai sumažėja. Miškas padeda mums jaustis laimingesniems. Medžio apkabinimas padidina hormono oksitocino kiekį. Šis hormonas atsakingas už ramybės jausmą ir emocinį ryšį. Apkabinę medį, hormonų serotonino ir dopamino dėka jaučiamės laimingesni. Vaikščiodami po mišką jaučiamės laimingesni dar ir todėl, kad įkvepiame dirvožemėje esantį komponentą, mums reikalinga bakterija, kuri stimuliuoja imuninę sistemą. Kaip praktikuoti miško maudynes? Norėdami praktikuoti miško maudynes, suraskite jums patinkančią natūralią aplinką, pavyzdžiui, parką ar mišką. Ten nuvykę skirkite laiko tyrinėti aplinką, užmegzti ryšį su gamta, pasitelkdami visus pojūčius. Eikite lėtai ir sąmoningai, stebėkite gamtovaizdį, giliai kvėpuokite ir klausykitės aplinkos garsų. Pagilinkite savo ryšį su gamta. Užmegzkite draugystę su medžiu. Apsižvalgykite aplink ir suraskite medį, kuris jūs kažkaip kviečia, kuris suteikia jūsų kūnui didžiausią šilumos pojūtį. Prieikite arčiau, palieskite, apžiūrėkite, galite jį apkabinti ir jį atsiremti. Stebėkite savo kūno pojūčius. Pasakykite medžiui tai, ko niekada negalėjote pasakyti kitam žmogui. Dirbkite su mišku kaip su partneriu, o ne tik kaip praktikos vieta. Kai sugebėsite atsiverti miškui, pajusite geriausiai įmanomą poveikį.